Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Atsiprašau. Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Net jei ir pinigų neturite, ateikite, pirkite duonos ir valgykite. Ateikite, pirkite vyno ir pieno, be pinigų ir be kainos. Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir savo uždarbių už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės skanėstais. Ateikite pas mane, rūpestingai, klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Aš amžinąją sandorą su jumis sudarysiu, remdamasis savo ištikimą meilę Dovydui. Dievo žodis. Viešpatie atveri savo ranką ir mūsų sotini dosniai. Viešpatie atveri savo ranką ir mūsų sotini dosniai. Viešpats atlaidus ir gailestingas, rūstot negreitas ir pilnas gerumo. Geras kiekvienam yra Viešpats, visiems savo kūriniams gailestingas. Viešpatie atveri savo ranką ir mūsų sotini dosniai. Visų akys su viltimi tave atsigręžia, tu duodi alkstantiems peno, kai reikia. Atveri savo ranką ir sotini dosniai visa, kas gyva. Viešpatie atveri savo ranką ir mūsų sotini dosniai. Visi Viešpaties keliai yra teisūs ir visi jo darbai gailestingi. Viešpats artimas kiekvienam, kas jo šaukias, visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta. Viešpatie atveri savo ranką ir mūsų sotini dosniai. Viešpatie atveri savo ranką ir mūsų sotini dosniai. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas. Tačiau visą mes lengvai nugalime dėliai to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras,
kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje. Dievo žodis. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu Jėzus, išgirdęs apie Jono Krikštytojo mirtį, laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui prisiartino mokiniai ir tarė: vietovė tuščia ir jau vėlus metas. Atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė: nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė: mes čia turime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė: atneškite man jas. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sugalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino ir surinko nulikusius kąsnelius iš viso 12 pilnų pintinių, o valgytojų buvo apie 5000 vyrų be moterų ir vaikų. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Kągi Viešpats nori mums šiandien pasakyti tais skaitiniais? Iš vieno skaitinio, iš pranašo Izaijo knygos girdėjome, kaip Viešpats kviečia visus, kurie trokšta, ateiti prie jo, ateikite prie vandens, tarsi jis pats būtų vanduo. Net jei pinigų neturite, ateikite, pirkite duonos ir valgykite, ateikite, pirkite vyno ir pieno be pinigų ir be kainos. Kodėl reikia pirkti, o ne paprasčiausiai ateikite, pasimkite, ateikite, aš jums duosiu, bet kažkodėl paliko žodelį pirkite? Gal tame pirkime yra
įvardyjama bent pastanga, kad ateitumėt. O tai norėtumėm, kad ir atneštų Jugane. Atvažiavot į Pakūtą, trankėtės čia žvyrkeliais, mokėjot kainą. Į kam? A neturit savo parapijų? A nebuvo sinagogų, tuos miestelius, iš kur traukė visi tau negyvenamą vietą, kur Jėzus buvo apsistojęs ir bandė pailsėti. Jėzaus Pakūta, negyvenamą vietą. Sakiau, kap tokių užkampį radot. Žinot, tai toks anekdotas čia vietinis. Ontanis klaus Petrį, kur tavo sūnus Pronis? Į New Yorką išvyko. Buvo toliai tas New Yorks nuo Plungė. 7000 kilometrų. Jergau, kapons tokį užkampį rado. O kur tavo sūnus Kestis? Mokuosi universitete, antrą doktoratą daroma ta. Voma ta silpna galvelė, kitam jų gyveina užtenka. Nu, va, tokie žemaitiški anekdotą čia veituo plaukiu. Jėzus bandė pasislėpti, pailsėti, nepavyko. Anam pagaila miniuos, į kons darė, mokė. Mokė, gydė ligas, kaip girdėjom. Išgydė nusišanų lygų. Ir paskiau jau mokinė sako, reikėtų paleisti žmonės vėlai ir braižysis, paskiau po kaimus niek neapgaus, juos ką užsidarys, ane. Jėzus sako, nėra reikala, etenims iš čia daugėt jūs anėms valgyti. Ką nieko neturėm, tik 5 kepaliukus daunas ir 2 žuvis. O kiek tų valgytojų buvo 5000 be moterų, be vaikų, ne vyrų. Ir kodėl Jėzus vėl čia kažkaip dar apsunkintus mokinius, kad gal biškai murmėjai, kad čia jums prisigalvoja, kas čia dabar bus, sudraskys jų ganus į gabalėlius, tai kad negaus, kiek čia, kam čia klius. Bet Jėzus neteisė daug, bet mokiniams duoda, mokinė neš dalin. Gal žmonės nedrįsta tėt ir dėl to dalin rek tarpininkų. Kartas, kas stebuklus vyktų, Dievalis tep mėgst veikti komandiniam darbė. O mums tep sunkiai su komandiniu darbu sekasi, ne? Visi juk netep daro viskų. Aš Venską pasidarau, tai pasidarau. O kiti visokių lepsusų pridarai, čia paskiau mokyk, kol išmokysi, juk pats pasidarysiu, o paskiau nepasivelku, pervargis, šioks toks visoks, ne. O Jėzus vis tiek kažką įtrauk visus į procesėlį, leip dalintau dauną ir tur mokinė proga dalyvauti Dievo darbę, dalyvauti stebuklę. A čia pirmas stebuklas Biblijoje, ne, buvo ir pranašų laikas Senajam testamente, čia ne tik Naujajam testamente. Ir Senajam buvo, kai pranaša badavo ir viešpats padaugina dauną per pranašą rankas. Ir padaugina aliejų ir miltų, prisimenam ir našlelę, kad atidavė paskutinį kausnį, atitraukusi nuo sūnaus, nuo savęs, atidavė pranašau. Ir tuos viešpats pasigailėjo ir apreiškė savo ištikimybę, savo žodžių per pranašą, pamaitina ir išgyvena badą laiką. Ir pranašo žmona našlė irgi suvokas buvo pamaitinta ir dar, ko gero, net praturtėja, kai buvo aliejus padaugins.
Ir visi tai stebuklą, ką man įdaro, Mikų Viešpats nori pasakyti, nes stebuklą ir tarsi ženklą, liudijantis apie Dievą, ką pons veik mūsų gyvenime. Mes girdėjom šiandien psalmėje, visų akys su viltimi tave atsigręžia, tu duodi alkstantiems peno, kai reikia atveri savo ranką ir sotini dosniai visa, kas gyva. Psalmė liudija, kad žydams pažįstamas buvo Dievo dosnumas, Dievo išgelbėjimas, sunkumų, bado, karo metu ir panašiai. Tai va, tokiu būdu Viešpats tarsi primena, kad ne vien duona žmogus gyvas, bet kiekvienu jo žodžiu ir kad ta pati duona irgi yra jo dovana. Jis maitina. Bet jis maitina ne tik mūsų kūną. Juk atvažiavot čia į Pakūtą ne tik košės pavalgyti, į kavelės atsigerti, ne? Nors kartais būna tokių išsišokimų Pakūtuo, atvažiava čia nachaliavų košės paėsti, ne? Įsižeidėms iš karto, daugiau neapvažiausio, aš visai ne dėl tuo čia, ne? Pasipiktinėms neapvažiau. Atsargės tokias pareiškimas, kaip sakant, kad neįskaudintumėm vieni kitų. Nieks nežino, dėl ko kas čia atvažiavo, ne? Bet jeigu jau atvažiavot, vis tiek kažkokį išskaičiavimą turėjot. Kokios naudos čia siekat? Juk kainuoja atvažiuoti į Pakūtą. Ne tik benzins, bet į mašinų remonts paskiau, ne? Į laiks, į viskų. Kainuoja, perkat, kažku čia perkat Pakūto, ku perkat. A graži muzika perkata, patink Violetas geismės. Vanos veidą atsimena, tą gatvėje pažįstate, juk nesisveikin vėl su tavim parapijate, juk nepažįsta tavęs. Vien skets jaučiu. Vat į Ukrainą nuvažiavom, aš tave mačiau, YouTube, sako Violeta. Mani nesakė, Violeta pažin, manis nepažin. Matai, mes rusišką kartą čia šeštadienės meldamės ukrainietėms, baltarusiams palaikyti visiems kitiems rusiakalbėms ir rusams, katalikams, kad jiems ir nelengva. Tai va, bet galim pamėslyti šiandieną, kad pats Dievas ir gyvasis vanduo, katras mums tep reikalings mūsų dvasia ir siela. Ir Dievo žodis ir prilyginams vandeniu, Dievo žodis ir prilyginams dauna, dvasiniam maistu. Kas skaita raštą, tam tikrą prasme maitinas. Kas klausos Dievą, maitinas Dievo. Ir bažnyčia per antrą Vatikaną susirinkimą iš naujo tarsi atradusi šventą raštą vertė. Sako, kad kiekvieną kartą, kai ir skaitom švents rašts per mišias, pats Dievas kalba ir pats Dievas ir tame žodį, katras ir ištariams. Ir tokiu būdu tarsi mes kožną kartą klausydamiesi Dievo žodį, priimam patį Dievą tame žodėje. Dievas ateina į mūsų širdis per žodį. Ir dvasią mes priimam per žodį. Į Dievo dvasią ir prilyginams aliejų, katras gyda žaizdas, vynų, katras gyda žaizdas, išlaisvina ir teik džiaugsmą. Juk čia stovyklautojams pažįstame procesiuką. Kažkada buvo linksma, o paskiau jau padauginus visai nebelinksma. Kažkas atsigėrė, daugiau nebrek, juk jau nebrek. Bet buvo laiks, kad sakėt, negėrs čia nesuprasi, ne? Juk taip Žemaitė sakė, negėrs čia nesuprasi. Tai bet Dievo dvasia kartais irgi panašiai veik, kaip vinsons teik džiaugsmą,
ir svaigien, ir panardint žmogų į tokį laisvę, į tokį džiaugsmą. Ar esat matę girtų nuo šventosios dvasios? Kas esat matę? O katriai patys vadaluojoties, kaip gerti nuo šventosios dvasios? Buvo reikalų. Juk geras vynelis buvo. Jaučiu, jau pil. Taip seniai nebebuvo. Wow. Ačiū tau viešpatie. Geriausia būna, kai per gedulingas mišias per metinis užpel. Giminėlė būna pasimetusi. Vieną karčių taip įmušė. Bet žinot, kokie bėda. Ir bėda, biški, ir bėda. Vakar šitą mes Kretingo triukšmavom. Kažkaip seniai bebuvau aikštėje pamokslavęs. Grupė Vynmedis groja. Kažkaip nelepa tos geismės, kažkaip tep. Lyganiai savo darbą dirb kažkur už stiklą, kaip televizorė. Žmonės šnekas, bilikur vaikščio, čia turgus vykst. Seniai besimatė, susitink. Tai geit geismės, bet viens kits sėd priekį, viens kits klausos, viens kits banda pageiduot. Reikėjo paskiau mane išėt ir paskelbti Evangeliją. Priminti šventojį Pranciškų, kad rašauki meilę nemylimą. Ir įspūdis pradžio buvo toks, kad stovu prieš akvariumą didelį, ten žuvelis plaukiuoja ir aš bandau tom žuvelėms kažką pasakyti, o už stiklą nieką negird. Vieną kitą žuvelę kėlin narkomaną atsisėdi išpūtę, klausos banda suprast kažkų. Kiti, ne pirmą kartą girdam, visokių tokių reakcijų, toks įspūdis, kad įseina aš kažkur kalbu, kol neparėjo įkvėpims mane sušokti. Kaip sušokau, lygus stiklus subirėjai, žinot, kad būn fantastinius filmus, stiklus subirėjai nuo mano reiksmą. Ir tada gyvoji Vynmedį būgnininkas net pašoka. Kas čia kur čia feiderį kokie jau reik nuimti, garsistą matyti, užmėga, nustūmė feiderį priekį. Tai buvo striuoka, tai pradėjo klausytis kažkas suklosa, gal pasiekė kažkur Dievo žodis. Bet paskiau vėl toliau geismės ir vėl toks pasimetėms, a čia koncertas, a čia šlovinims, ku čia reik daryti, a čia reik geiduoti, a čia reik klausytis, a čia belikap galim sausainius valgyti ir graži muzika, gruo kažkokį ritmuką, masažiuką darate, kuoja, kaip sakant.
Ir aš galvoju, Viešpatie, ko mes netapdarom, kažkas ne iki galo, liktai forma į gerą ir liktai muzika nebloga, bet kodėl tai neliet žmonių, kodėl tai nepagaun, neįtrauk žmonių. Kuo žmonės atvažiavo iš Vilniaus, iš Kauno, iš kitur, iš kitų galų, Kretingiškių, gal posi buvo, gal nebuvo, ne posis, kaip pakėlė rankas. Svetė konkuravo. Ir tai nedidelis būrelis buvo žmonių, aš sakiau, kokį čia sektą susirinkusi ir praeiviams atsargiai ten vaikščiokit, kad nepakliūtumėte to sektą, kad neužsikrėstumėte, kaip pakūto, sakė, nevažiuok į pakūto, užsikrėsi pakūtlygė, ne. Paskiau iš to sektas nebišėjasi. Bet vis tiek visą laiką tai patys, kad ir iš kitų miestų, pažįstami veidą, ir mes nepasiekam kitų žmonių. Nepasiekam tų žmonių, kurie vaikščio ir abejingi tam, kas čia vyksta, abejingi liudijimams, Dievo darbams, kurie čia skelbiami. Ani tarsi negird, kaip nabašnika, kaip zombė vaikščio, lygiai gražiai liktai ir patenkinti gyvenimu. Bet kad tu žina gyvenimą su Dievu, kai tu įtikėję Dievą tiesą, tu supranti, kokio bėduoti kiti žmonės ir kurie nepažino Dievą, nepatikėjo Dievo meilę. Ir mes nepajėgam manėms danešti gerosios naujienas. Nepajėgam tuo gyvoji vandens padaut, kad jie atgimtų iš dvasios, paragavitų vandens, kad atsiverstų anų širdys šaltinė gyvoji vandens trykštuojantis į amžinoj gyvenimą. Ir mes nesam į tus prekiautojus panašus, kad ir pardavinėjam surogatus, panašu į dauną, bet ne dauną. Lygu dauną, bet nepasuotin. Lygu viens, bet neišlaisvin. Emocijas kažkur sujodin, bet mes nepasikeitam iš vidaus. Dievo maistas, kai Dievą mes kaip maistą priimam į savo širdį, ons pažadint gyvenimą, pažadint gyvybę, daug jėgų tikėti, mylėti, atver horizontus, atver akis, atver ausis, atver širdis. Mes kitą pasaulį pradedam matyti. Ane? Tai, kurie vynelį ragavo, biški kitokie ir keista gyvent, keista elgas, ne taip kaip kiti. Dėl to klausimas, ar aš pats trokštų to vandens, ar aš trokštų to maistą, kur aš ano eiškau, apakūto gaunat to maistą, apakūto pavykst susitikti su Dievu, a mums pavykst paliudyti tep, kad jūs atpažintumėt. Šlovintojams kartą sakau, fokusus į Jėzų, kai geidat, nei savim, nei tau, kaip jūs geidat. Aišku, svarbu per repeticijas atidirbti, kai jau nebereikėtų per geidojimą galvoti apie tai, bet kad fokusas būtų Jėzų. Žiūrėk, filmus, ką pabūn gyvenime, gal mes taip neįvertinam, bet kai nori nukreipti kur nors dėmesį, koks nors supermens prieš blogietį stovinsi, ne, pažiūri šoną, tas blogietis pasižiūri šoną ir tada manam pistolėtą, ne. Mes visą laiką linkę esam pasižiūrėti į tauposi, kur kas žiūr, ne. Ir jeigu bažnyčio visi žiūri į konegą, atėję irgi veizį konegą, kur judesėlis, kur garsėlis, ten trauk mūsų dėmesį, kaip sakant. Bet jeigu tai, kurie triukšmą kel, tikėjimą akimis žiūri į Jėzų, stengas, kaip sakant, paliudyti Jėzų, parodyti, koks ons ir, gal tada ir kiti žmonės pasižiūri į Jėzų ir prareg ir atpažįsti Jėzų. Bet čia turėtų būti kiekviena tikinčioji reikals, kaip sakant, troškėms
veizėti Jėzų, kai kiti veizėdami tavim pasižiūrėtų į tau, į kad rautų veizį, kad kautų gėries, ne? Kaip reklamas veikia, ne? Visuomet ir įtraukts kažkoks dėmesys, fokusą kinė ir eksperimentą daro. Kaip žmogus žiūri į dalyką, padėta lėkštelė su kažkokiu maisteliu. Ir kino operatorius, režisierius sako, tu dabar žiūrėk sakykime, į tragediją, žiūri į tragediją. Į tragediją žiūri išpūstom akim, baisiom akim. Ir nufilmau tavim su baisiom akim, nufilmau tavim su baisiom akim į nabašniką su gailesčiu žiūrint, nufilmau vyruką žiūrintį gražią moterišką, nufilmau žmogų skane žiūrintį į maistą ir paskiau, kai įtaliuoja vaizdelius. Parodo maistelį ir parodo vaizdelį tų veidą, kad truon žiūri į nabašniką su gailesčiu. Ir veinuokė emocijai sukur. Tas maistas veinė patruoda. Toks, žinai, kažkoks vėl reikės valgyti. Pažiūri su siaubu. Baimė, čia užnuodyts maistas. Kaip gali sukurti emociją, tau patį kadrą pakirždams, bet kitokį veidą parodydams. Tai kaip mes žiūrame į Jėzų, kuo mato mūsų veidus žmonės, kad ir įstovom prie mikrofonų, kad ir į bažnyčią patarnaujam, kokius veidus mato mūsų sutikti žmonės gyvenime. Ar mes žiūrame į Jėzų, ar mes atpažįstam Jėzų tame žmoguje, ar pakreipam žmogaus dėmesį į Jėzų, kadangi iš tų visų pasiūlymų gyvenime atpažintų Jėzų kaip tikroji gyvenimo dauną, kad atpažintų kaip džiaugsmo šaltinį, kaip meilę šaltinį, gyvenimo šaltinį, kaip tau, katras pamaiten mūsų dvasią, ne tik kūną. Čia Jėzus pamaitina kūnišką padaugintams dauną, bet tau pačiu ons prisistata pats, kaip Kanos vestuvės prisistatė, kaip dvasinis vyns teikiantis džiaugsmą ir meilę šeimo. Čia jis apsireikš kaip gyvenimo dauna, kuri teik gyvybę. Ir kai mes skaitom šventą raštą, mes valgom Dievą. Kai tikėjimu priimam Dievo žodį, kai mastom tų Dievo žodį, svarstom savo širdį, vartaliuojam, uždavinėjam klausimus, mes kromtom tų žodį, išsiskers eilės, atsirund troškėms gyventi tų žodžių, tada rynam, tada virškinam ir tas žodis teik jėgų mums gyventi su Dievu, gyventi pagal ano žodį. Dievo žodis ir dauna. Jėzus ir gyvoji duona, neatskiriams nuo žodį. Jis pristatė savim per žodį ir sako, kas mane myl, laikysis mano žodžių. Taigi apaštalas Paulius sako, kas mumis atskirs nuo Kristaus meilės. Išvardin visokias galybės ir sako, nei mirtis, nei gyvenims mūsų negalės atskirti nuo Dievo meilės Jėzuje Kristuje. Jėzuje yra įsikūnijusi Dievo meilė. Ir kai mes ją pažįstame, kai mes jos paragaujame, mes trokštame. Bet koks liūdesys ir skausmas dėl tų, kurie nėra paragavę ir nežino. Todėl melskimės, kad Viešpats mūsų visų pasigailėtų, kad mes neužmirštume tie, kurie ragavom, kad neužmirštumėm to skonio ir kiekvieną dieną vis labiau alktumėm ir trokštumėm ir savo alkių, savo troškulių, savo nukreiptų žvilgsnių ieškančių jo, pakreiptume ir kitų žmonių žvilgsnį ir susidomėjimą ieškoti jo, kad ir jie pažintų Viešpatį, atgimtų iš dvasios ir gyventų Dievo vaikų gyvenimą, amžiną gyvenimą meilėje, tiesoje ir teisume.
Per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen.